Sveiki visi, mano vardas Paulius Mykolaitis, bet daugeliu jūsų turbūt esu geriau pažįstamas kaip Paul Demiko. Lietuvos Respublikos STT duomenimis ir ne, omeny aš turiu ne socialinių tinklų, o specialiųjų tyrimų tarnybą, kas antras gyventojas žino, kur pranešti apie korupciją, tačiau tik 1 iš 6 tai padarytų. Panašu, kad mes vis dar bijome apie tai garsiai kalbėti ir informuoti. Šiandien parodysiu jums socialinį eksperimentą, kuriame bus atskleista, ar studentai geba atpažinti korupciją ir kaip į ją reaguoja. Tik, žinoma, ne čia, ne mano mėgamajame, teks truputį pavažiuoti. Netrukus šioje patalpoje prasidės tikimybių teorijos ir jausmų tyrimas, vykdomas mokslininko, jo kolegos ir kviestinių dalyvių. Tyrimo esmė labai paprasta. Dalyviai, stebimi mokslininko kolegai, mes žetoną, nuo kurio rezultato priklausys, kokią sumą jie gaus. Skirtingų aukštųjų mokyklų ir kursų studentus mokslininkas pasikvietė užsidirbti vietoj jo stebint tyrimą. Išduosiu paslaptį, joks tyrimas čia iš tikrųjų nebuvo vykdomas, visi dalyviai, mokslininkai ir kolegos yra profesionalūs aktoriai. Kaip reaguos studentai pamatę tyrimo dalyvių bandymus susitarti dėl geresnio rezultato, o tai reiškia ir solidesnio atlygio? Ar atpažins tai kaip korupcija ir praneš tyrimo vadovui? Mano kolega už sienos nežino, kad čia įrodo, jūs matot, mano akis ir ausis tiesiog. Čia jie pildys lygiai tokią pat anketą. Labai paprasta, va tokie klausimėliai. Aš turiu išbėgti. Žymėk, ką jie ten žymi. Dar valandą čia kažkur, man atrodo, reikėtų pabūti, gerai? Taip. Ok? Gerai. Kaip jūs šiuo metu jaučiatės? Ir čia yra keli variantai. Ar jūs esate šiuo metu atsipalaidavusi, galbūt susijaudinusi, ar sutrikusi, įsitempusi, arba negalite įvardinti savo jausmų? Atsipalaidavus. Kokio šiandien rezultato tikitės? Maksimum. Maksimum tai reiškia 50 eurų, ne? Galite ir bandyti savo sėkmę. Taip, na, vis tiek puikus rezultatas, geriau negu 0. Paskutinis žmogus laimėjo 5, bet jie susitarė pasidalinti 50. Pradėjau tiesiog svarstyti, ar į gerą, ar į blogą, bet greit nusprendžiau, kad čia nieko gero, nes vis dėlto yra eksperimentas. Ir kokia esmė iš to eksperimento, jeigu, rezultatai netikslus. Aš nežinau, kas čia vyksta, šie žmonės. Jie grinai, ta prasme, pradeda prašyti. Pasijutau įsitempus, bet nebuvo tokios minties, kad vis dėlto gal nepranešti tam turėjai. Aš su šito, kai buvo, tai išmetė 5, bet jie būdu susitarė po 25. Ar spėjai žymėti? Nu taip, išeina. vienas. Jo, bet šiaip viską gaudais, taip? Jo. Ok. Tai aš einu, pažiūrėsiu kamerą. Kas čia deda, žinai, kažkas ne taip. Tai jo, bet nebuvo laiko pagalvoti ir tiesiog įėjo tas bičias, tai ir skundžiau. Ar tu čia juokauji? Pasidalinu šaibas, kaip ir pusę. Su kolega. Tiesiog nenorėjau pakenkti čia šitam kaip pagrindiniam mokslininkui, tai iš karto informavau. Čia kažkaip nepažymė, sakyčiau. Gavo, turi išmetę 5, bet davė daugiau. Kaip? Aš manau, aš vertinčiau save kaip dorą žmogų. Taip, bet iš tiesų, bet kokiu atveju galvojau, gal tiesiog taip iš tiesų gali įvykti ir aš jaučiu kažkokį vis tiek, aš gaunu už tai pinigus, aš pasižadėjau pranešti tą mokslininkų ir visai komandai. Tai aišku, turėčiau tai padaryti. Kažkas buvo... Biški ką tik pasidalino. Kaip suprast, pasidalino. Galime dar kartą? Jūs jau metė. Katrina. Žiūrėkit, bet 5 eurai tai irgi yra puikus rezultatas, jūs išeinate iš čia su 5 eurais, o ne su 0 eurų. Žinokit, tikrai ne. Aš Taip buvo 50 ir pasidalinti per pusę. Žinokit, aš tikrai taip negaliu daryti, bet ačiū Jums ir linkiu Jums gražios dienos.
Sako, lietuviškas, nelietuviškas, bet toks, ai, ne mano reikalas, tai ką žinau. Jo, buvo šitas, kad ne mano reikalas. Žiūriu, nu, lyg ir visgi aš teisus ir čia yra mokslininko tyrėjo to sprendimas taip elgtis nesažiningai. Nu ir tada jaučiau pareigą, kad nesufeilint tyrimo, pranešti. Na, dėja, neatsitiko taip, kaip jūs tikėjote šiandien, bet... Negalima permest nieko. Ne, žinokit, Niekas vienas nieko nežinos. griežtai vienas. Tai tik užsirašėte, ne? Ir aš nesupratau, pasižymėjau net. Man taip atrodo, kad ten padavė 2-5, kiek pastebėjau kažką į kišenę. Tai nesupratau, toks lyg ir 5 laimėjo. Keista situacija. Labai nefainai pasirodė, kad žmogus gali taip elgtis, kad jis ir toliau taip galės elgtis ir kad, nu, ta prasme, labai nesažiningas elgesys. Aš to labai netoleruoju. Žiūrėk, Dominikai. Ant alaus šiam vakarui, ne? Ačiū, kad dalyvavot, Dominikai. Maladės. Ačiū. Ačiū. Pradėjau galvoti, kad tokie žmonės įsidarbina į institucijas ir tokių žmonių visada daugės. Jeigu jiem bus, tarkim, galimybės, jie galės, nu, va dabar šiuo atveju suprato, kad, aš galiu paimti kyšį, tai faktas, kad jis ir ateityje galės priimti. Aš manau, mūsų karta dar negavo tiek daug progos būti korupcijoje. Yra stebėjimai dabar, daug kamerų visokių, daug visko. Ir ta prasme yra žymiai sudėtingiau nei būdavo prieš 20 ar ten 15 metų. Vėlgi geri saugikliai nepagauti. Dabartinis jaunimas, jūs kadangi jo atstovė, kaip jūs manote, ar jie yra sąžiningesni negu senesnės kartos? Manau, kad taip, sąžiningesni, nes daugiau informacijos apie tai yra. Keliama ta kaip moralinė pusė, dėl ko reikėtų pranešti.